Sveiki visi, čia Renaldax ir mes žaidžiam Minecraftą po labai ilgos pertraukos nuo video kūrimo. Žaisime ne survival ar dar kažką, bet hide and seek. O hide and seek pasirinkau vien dėl to, kad man gana įdomus minigeimas ir šiek tiek nėra tiek daug veiksmo kiek kitose minigeimuose, kad galėčiau papasakoti kaip informacinis video, kitaip sakant. Taigi, kodėl aš nekūriau video taip ilgai? Nekūriau vien dėl to, kad man buvo, atsiprašant, susiknisę visos video programos, nesigirdėjo, ką mikrofonas šneka. Ir taip pat normalių programų tokių neradau. Bet dabar čia visai nesenai normalų mikrofoną nusipirkau. Pagaliau frapsus susitvarkiau, kas keista. Štai matome, čia žmogus mirė. Ir vien dėl to dar nekūriau video, nes nebuvo tos, kaip sakant, youtuberio noro filmuoti. Aš tik šiaip sau taip filmavau, nustojau ir viskas. O dabar, kai vėl užsimaniau filmuoti, tai jau ir kai viską susitvarkiau, tai iš karto jau puoliau prie video ir bandau nufilmuoti, kaip ir sakant. Gerai, dabar labiau apie minigeimą. Hide and seek, manau, daugelis žino, kas tai per minigeimas. Tu tampi atspawninti, tiesą sakant, spawne, duoda gal ten 10 sekundžių pasislėpti ir po 10 sekundžių vienas seekeris ieško. Seekeris suradęs hiderį, arba kitaip sakant bloką, jį užmuša ir tas blokas tampa pačiu seekeriu. Po kelių sekundžių gavome wooden swordą, knockback 1. Ir dabar galime čiate perskaityti, kad rašot, dabar tu pilnai pasislėpęs workbench blokas. Tai reiškia, kad tu, kai atsistoji ant vietos, tu netampi dar pasislėpusiu, tu gali, kad ir sienoje tavęs pusė bus. Bet po tam 5 sekundžių tu jau tampi grinai pasislėpęs blokas. Aišku, čia dabar taip nesimato, bet ne. Gerai. Dabar grįžtame gal prie informacijos. Aš žadu kurti pagrindę, galim sakyti, Minecraftą. Nežinau ar išlikimą, nes išlikimas gal pabodęs, nebent su kokiais draugais, nežinau. Bet pagrindas būtų minigeimai visokiausi. Pavyzdžiui, čia kaip šitas hide and seek, one in the chamber, spliff, splag, TNT run, visi šitie. Jie ganėtinai įdomus. O dar planuoju kurti ir kitus žaidimus. Tokius kaip Left 4 Dead 2. Ar gal ir net Planet Side 2, bet aš neįsitikinęs dėl jo dar visiškai. Gerai. Čia, kai yra man... Gerai. Gal dabar pradėkime kalbėti ir vėl apie hide and seek. Nes čia nepapasakau visko iki galo. Taigi, hideriai turi pasislėpti liktais 10 sekundžių, kol jos pradės ieškoti seekeris. Viso raundo trukmė yra liktais 300 sekundžių. Dabar čia kažkur nepasakysiu kiek tų minučių. Ir mums liko apie 80 sekundžių, tikėkimės mes laimėsim. Gal ir ne. Bent jau bus kažkokio veiksmo, nes dabar kaip aš pasislėpęs ir manęs, kaip suprantu, niekas neranda. Ai, tiksliai, va, hiderių, kaip matome, yra netgi 2. Vienas iš jų aš, o pareina, viso, gavno, kaip sakant. Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą vyrai! Man atrodo, mes pabėgom. Ai, jeigu žiūri merginos, tai neįsižeiskite dėl to pasakymų už Lietuvą vyrai, nes nemanau, kad kažkoks žmogus pasakytų už Lietuvą mergus. Tai čia nebuvo, čia tikriausiai neįsižeidė.
Na, bet turbūt daugelis... Okay, that was close. That was fuck close. Okay. Okay, I need to get out of here. Manau, mes baigsime ratais. 20 sekundžių tik dar išbėgiot. Давай. 15, 14. I'm the best. Okay, that was strange. I think it was magic. 5, 4, 3, 2, 1, sapniga. Oh, I won this. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Renaldax, susitiksime, manau, tikrai neužilgo kitame video. Planuoju kurt kitą minigeimą, ar netgi su draugu. Taigi, kaip sakoma, iki pasimatymo.